okei. Vietinis negali savo to leisti. Jaučkutą briedį gauti. Bet jų yra. Vykdavo į tą miškelį tenais, už purvynės. Jisai kaip ir vadinasi briedžių miškas. Dabar, žemėlapis, Google Maps ar bet kur, pažiūrėtumėt, yra briedžių miškas. Pasamdydavo vaikus. Reiškia, ir ten, matot, briedžiai jie gyvena pastoviai vienoje vietoje, sukiojas tiesiog. Jie tenais ir gyvena šeiminėlė, sakykime. Jie nėra taip, kad migruotų ten kaip meškos po 100 kilų. Jie gyvena. Tai va ten briedžių viena šeiminėlė pastoviai gyvendavo. Tomas Manas važiuoja, reiškia, ir ten tokia būdavo vieta ir vaikai tiesiog pabaidydavo tą briedį į tą, tenais vietą ir mergaitės briedį pamato su briedžiukais. Jau kaip faina, reiškia, jau vieną pamatė. Taip toliau, tada važiuoja to miškeliu toliau ir tada, reiškia, tą patį briedį vaikai apšūkoja, nugina į kitą vietą. Tie